Šiandien su jumis noriu pasidalinti, kaip aš gaminu pomidorų padažą. Daugelis sakytų, kam gaminti pomidorų padažą, kai jo pilnos parduotuvių lentynos. Bet šis padažas kitoks. Jame nebus nei konservantų, nei kitų blogų priedų, kurios galime sutikti pirktiniuose pomidorų padažuose. Pomidorų padažui naudosiu pomidorų pastą, nerafinuotą aliejų, citrinų sultis, medų, svogūnų, česnako, vandens ir druskos. Dedame pomidorų pastą. Medų. Svogūną su česnaku. Bet subiriu. Druska. Užpila vandenį. Aliejų. Ir 7 šaukštus citrinų sulčių. Produktai visi plaktuve, jungiu ir plaku iki vientisos purios masės. Vartoju visur, kur naudočiau pirkinių pomidorų padažą. Su makaronais, su bulvytėm, kotletais. Lengva pasigaminti, labai skanu.